Šeštadienį balandžio 23 dieną Jurbarke koncertų ir parodų salėje vykusio iškilmingo rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu ilgamečiui mūsų rajono draugui, Lietuvos garbės konsului Vokietijos Federacinės Respublikos Badeno-Württembergo federalinėje žemėje, profesoriui daktarui Wolfgangui von Stettinui buvo įteiktos Jurbarko rajono garbės piliečio regalijos. Profesorius daktaras Wolfgangas von Stettinas gimė 1941 m. sausio 22 d. Vokietijoje. 1961–64 metais jis studijavo ekonomiką Kiolne. Baigęs mokslus tapo savarankišku verslininku. 1972 metais įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį, studijavo verslo vadybą ir dirbo teisėju įvairiose Vokietijos miestų teismuose. Nuo 1985 metų dėstė teisę Heilbrono aukštojoje prekybos ir ekonomikos mokykloje. Profesorius daktaras Wolfgangas von Stettinas buvo įvairiausių visuomeninių organizacijų nariu bei vadovu. Nuo 1958 metų priklausė Krikščionių demokratų partijai. 26 metus jis buvo Künzelsau miesto tarybos, o vėliau 15 metų Hagenlogės rajono tarybos nariu. Nuo 1990 metų buvo renkamos Vokietijos Bundestago, Vokietijos Federacinės Respublikos parlamento nariu. Profesorius yra aktyvus Lietuvos nepriklausomybės rėmėjas Vokietijoje. Būdamas Bundestago nariu, jis aktyviai domėjosi Lietuvos politinė situacija. Po nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. kovo mėnesį jis vienas pirmųjų atvyko į Vilnių, kur susitiko su tuomečiais šalies vadovais, Seimo ir vyriausybės nariais. Profesoriaus iniciatyva buvo įkurta parlamentinė Vokietijos Baltijos valstybių draugų grupė, kuri vėliau tapo parlamentinių ryšių su Baltijos valstybėmis grupe. Jis ilgą laiką buvo šios grupės pirmininku ir asmeniškai dalyvaudavo tiek priimant, tiek formuojant atitinkamus Vokietijos parlamentinio lygmens sprendimus. Buvęs ilgametis Vokietijos Bundestago narys ir Bundestago parlamentinių ryšių su Baltijos valstybėmis grupės pirmininkas Wolfgangas von Stettinas aktyviai rėmė Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo siekius tarptautiniu lygiu. Už tai jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordino bei sausio 13 medaliu. Į Jurbarką profesorius daktaras Wolfgangas von Stettinas pirmą kartą atvyko 1992 metais tuomečio Seimo nario Antano Račio kvietimu. Nuo to laiko jis čia lankosi nuolat, teikia jurbarkiečiams visokeriopą paramą. Profesoriaus pastangų dėka nuo 1992 metų beveik 1000 jaunuolių iš Jurbarko ir Kelmės rajonų buvo sudaryta galimybė atlikti praktiką pas ūkininkus Vokietijoje, studijuoti Karlsheimo žemės ūkio mokykloje. Profesorius daug prisidėjo užmezgant Jurbarko ir Karlsheimo savivaldybių ryšius. Šių pastangų rezultatas 2000 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Suteikti profesoriui daktarui Wolfgangui von Stettinui Jurbarko rajono garbės piliečio vardą pasiūlė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, Kultūros centras, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Jurbarko parapija bei Karlsheimo bičiulių klubas. Už jam parodytą dėmesį ir suteiktą garbę tapti Jurbarko rajono garbės piliečiu
Profesorius dėkojo lietuviškai, o rajono merui Skirmantui Mockevičiui įteikė savo giminės auksinį medalį. Kaip mano mažą padėką norėčiau savo šeimos vardu, šeimos, kurios istorija siekia 9 šimtmečius, įteikti aukso medalį merui. Darf schließen mit den Worten Tilaimina Ievas Jurbarko Žmonės. Tilaimina Ievas Lietuva. Visus gražius sveikinimus ir palinkėjimus palydėjo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kanklininkų ir Jurbarko kultūros centro vokalinio ansamblio Verdenė bei kaimo kapelos Mitova muzikantų atlikti muzikiniai kūriniai. Po apdovanojimų pakalbintas baronas profesorius Wolfgangas von Štetenas dėkojo jurbarkiečiams už jam parodytą dėmesį bei mielai dalinosi savo prisiminimais ir pastebėjimais apie per 25 bendravimų metus pasikeitusį mūsų miestą. Also ich bin jetzt Neubürger von Jurbarkas und freue mich darüber. Aš dabar esu naujasis Jurbarko pilietis ir labai tuo džiaugiuosi. Es ist eine wunderschöne Stadt Nuostabus miestas. mit einer großen, langen Geschichte. Su savo ilga istorija. War sehr traurig damals. Tada buvo labai liūdnas vaizdas. Alles ohne Farbe. Viskas pilka, Die be spalvų, Menschen traurig und žmonės noch liūdni. nicht fröhlich. Und heute ist Jurbarkas entstanden schöne, fröhliche Häuser. Šiandien mes jau matom nuostabius, šviežius atrestauruotus pastatus. Und sehen Sie diesen schönen Platz hier und Matot šitą puikią aikštę. noch einmal die Bibliothek ist besonders schön. Ir dar kartą ypatingai puikiai yra biblioteka. Und wir waren heute Mittag im Schloss, was langsam renoviert wird. Šiandieną per pietus mes lankėmės Panemunės pilyje, kuri taip pat palaipsniui yra restauruojama. Schöne Kaunerstraße mit den Bäumen. Graži Kauno gatvė su apsodintais Also überall sehe ich was Neues und Schönes. Visur aš galiu matyti kažką tai naujo ir gražaus.